Alantoje bei Anykščiuose įkurtas Aukštaitijos profesinio rengimo centras kasmet stebina novatoriškais sprendimais ir prisitaikymu prie esamos rinkos kone realiuoju laiku. Naujiems mokslo metams artėjant, įstaiga ir šiemet siūlo įgyti vienos, ypač besiplečiančios rinkos žinių, bei tapti bepiločio orlaivio valdytoju, specialistu nepakeičiamu agroūkiuose. Kadangi daugiau kuruojame žemės ūkį, tai žemės ūkio sistemoje norime pradėti ruošti dronų operatorius, o dronų operatoriai išspręstų nemažai klausimų žemės ūkyje, nes laukai, kuriuos tręšia žmonės, kuriuos purškia, vežuoti, kitas klausimas, technologijos eina į priekį, reikia tręšti tada, kada reikia, o sąlygos neleidžia į gruntą įvažiuoti ir va štai tą būseną mus ir privertė truputėlį pagalvoti, kad reikia žiūrėti jau į ateitį ir žiūrėti į ateitį su perspektyva. Su agrodronais dirbame jau 5 metus, tai iš pradžių visiems buvo daug klausimų, kaip ta technologija veikia ir ar jinai iš viso gali veikti, bet ilgainiui tie klausimai buvo atsakyti, tai pagrindiniai privalumai yra mažesnės sąnaudos, mažiau naudojama kuro, mažiau vandens, neišlaužoma kultūra, kuri auga. Tai leidžia padaryti tokius darbus kaip įsėlis į nenukultą kultūrą, atlikti specifinius purškimus, kada jų traktorinės priemonės daryti negali. Tai leidžia ūkininkams turėti geresnį pelną, o čia visas tas geriausias patirtis parodysime tiek mokiniams, tiek studentams. Su bepiločiais orlaiviais susiję yra kelios programos, tai yra tiek agrodronai, tiek inžinerijai skirti dronai, kurie atlieka monitoringą, 3D modelius, tam tikrus žemėlapius, kuriuos gali naudoti architektai ir statybų inžinieriai. Na, o žemės ūkyje taip pat galime panaudoti mažesnius orlaivius, kurie skirti kurti kintamos normos žemėlapius, juos galime įsikelti į purkštuvus ar kitas traktorinės priemonės, taip dar efektyviau dirbant kartu su dronų pagalba. Bendradarbiaujame su Transporto kompetencijų agentūra, su kuriais ir parengėme šią programą, taip pat dėstome ir su agrodronais susijęs informaciją, mokome su jais dirbti, juos prižiūrėti, taip kad visa programa yra labai plati. Kasdien daugelio gyvenimą bei darbą lydi transporto priemonės, kurioms reikia nuolatinės priežiūros bei remonto. Patys kruopščiausi, atsakingiausi, savarankiškiausi mokiniai Aukštaitijos profesinio rengimo centre renkasi transporto priemonių remontininko profesiją, nes turint visas šias savybės, karjera užtikrinta. Dabar patys naujausi automobiliai ženkliai labai skiriasi nuo tų senesnių, sakykime, 2000-2010 metų, bet pagrindas vis tiek išlieka, kad reikia žinoti pagrindus. Tai, sakykime, ta pati važiuoklė, kaip tas variklis dirba, kaip kėbulai atrodo, kaip elektra ir dažniausiai tie pagrindiniai aspektai, jie labai veikimo principų nesiskiria nuo naujesnių automobilių, galbūt tik tai dasideda hibridiniai automobiliai, aukštos įtampos baterijos atsiranda, elektromobiliai, bet pradžiai, bet kokiu atveju mokiniai turi žinoti ir mokėti viską paprastus dalykus, kaip tas variklis dirba, kaip vidaus degimo variklis dirba, kaip tie ratai sukasi, kokia yra važiuoklė, tai ir užtenka iš tiesų paprastų automobilių, bet kadangi, kaip ir sako, technologijos keičiasi, vėlgi, bet kokiu atveju pradžia turi būti nuo esminių dalykų. Bet kol kas galimybės yra, kaip ir minėjau, irgi ta pati diagnostika. Sąlygos yra gana geros, labai daug iš tiesų yra suteiktos sąlygos geros praktiniam mokymui. Tai reiškia, mokiniai mokosi ne vien tik teorijos pagrindais, kaip pavyzdys klasėse sėdi, solose knygos skaito, tai čia yra maždaug tik 30% dalies, ką mes užsiminėjom. Didžiąją dalį, taip pat mes būtent esam patalpose, tokiose kaip ir dirbtuvėse, turim keltukus, turim įrangą, turim būtent skirtą visą įrangą automobilių technikos priežiūrai remontui. Tai ne vien tik tai kažkokie tai keltukai, padangų montavimas ar šiaip kažkokia variklė techninė priežiūra, bet taipogi ir turim automobilių diagnostiką, elektrinę diagnostiką, kuriuo mes jau galim pereiti prie naujesnių automobilio elektroninės diagnostikos, irgi tą patį daryti. Dalyvaujam įvairiose tiek regionų konkursuose, tiek Lietuvos mastų konkursuose. Puikius rezultatus profesinio meistriškumo konkursuose demonstruoja ne tik Aukštaitijos profesinio rengimo centro mokiniai. Transporto priemonių remontininkų profesijos mokytojas Mykolas Laurinavičius taip pat yra vienas iš tarptautinių konkursų čempionų.
Tad Alantoje mokiniams suteikiamos žinios yra aktualiausios ir patikrintos. Erasmuso projektai, kur mokiniai išvyksta atlikinėti praktiką būtent į kitas Europos šalis ir ne dienai, ne dviem, bet išvyksta 2 savaitėm, dabar netgi girdėjau, kad ir 3 savaitėm išvyksta tiesiog atlikinėti praktiką mokykloj, bet ir turbūt, kaip supratau, ir dar pačioje darbovietėje jau atlikinės užsienyje. Kaip ir čia irgi yra galimybės atlikinėti praktiką, ne vien tik tai čia pas mus mokyklai, bet ir kitose darbovietėse. Praktika yra vienas dalykas ir mokiniai domisi, tai šiaip patirties turiu pamokyti, galiu paaiškinti, parodyti ir kaip čia dirbam ne vien tik tai su mokyklinė įranga, sakykime, bet ir kartais savus automobilius atsivežu, pažįstamų kartais atsivežu dar kažką, tai mokiniai turi labai didelį platų praktikos spektrą, tai ne vien tik tai vieną tą patį, kaip čia dirbti užduotį, daryti kažkokį vieną užduotį, bet turi galimybę prisiliesti prie tikrų automobilių ir paremontuoti. Iš geriausių konkursų tai Euroskilse, kur jau dalyvavo jau visos Europos, gal netgi viso pasaulio, galbūt, sakykime, iš kiekvienos šalies atrinkti po skirtingą profesiją. Ir, būtent automechanikų srityje man pavyko iškovoti garbingą 1 vietą, aukso medalį atsivežti į Lietuvą. Nuo šio rugsėjo Aukštaitijos profesinio rengimo centre bus galima gauti naują diplomą. Čia netrukus bus pradėti rengti ypatingai svarbus statybose, tačiau retoje profesinio mokymo įstaigoje ruošiami mūrininkai, betonuotojai. Pagrindas, kad betonuoti, pamatus sudėti ir mūrėjimas. Tai yra ne tik iš paprastų plytų, iš blokelių, iš lauko akmenų. Tai yra pagrindas, kaip sakyti, statybose. Statybos vyksta ir yra labai paklausi specialybė ir nusprendėm, kad reikia mums prisidėti prie to. Aš manau, kad mes turėtumėm sulaukti ir mokinių daug, ir kad galėtumėm sumūryti, galėtumėm išlieti pamatus, tai kviečiam atvykti į naują specialybę mokytis. Prašo darbdaviai ir mes pasirengę padėti tam. Tai puikią mokymo bazę turi, kaip matote. Yra pavyzdžiai, čia kažkada bandėm prieš tai. Nuolat bendradarbiaujam su savo socialiniais partneriais, net ir organizuojam susirinkimus, tada, kai planuojam priėmimo procesą, atsižvelgiam į jų poreikį, kokių specialistų būtent trūksta apskrityje ar rajone esančiose įmonėse. Tai pavyzdžiui, nauja programa Mūrininkas betonuotojas, tai būtent kilo iš socialinių partnerių poreikio, bepiločio orlaivio valdytojas irgi atsižvelgiant į tas kintančias naujas technologijas, būtent žemės ūkio programoje ir panašiai. Aukštaitijos profesinio rengimo centras yra moderni ir inovatyvi švietimo įstaiga, kurioje ruošiam aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius prisitaikyti prie nuolat kintančios darbo rinkos poreikių. Nuolat investuojame ir atnaujiname praktinę mokymo bazę, skatiname pedagogus kelti kvalifikaciją tam, kad mokiniai mokytųsi pagal naujausias metodikas ir išmanytų naujausias šiuolaikinės technologijas. Didelį dėmesį skiriam ne tik profesiniam įgūdžiam, bet ir pačios asmenybės ugdymui. Skatinam kūrybiškumą, darbą komandoje, iniciatyvumą, atsakomybę, kad absolventai galėtų puikiai adaptuotis darbo rinkoje ir kurtų savo verslus ar tęstų mokslus aukštosiose mokyklose. Jų gal apie 40 yra mūsų socialiniai partneriai, tai vienaip ar antraip mes jų pageidavimus atliepiam. Ir tiek pameistrystės mokyme, tiek profesijų mokymą, tiek moduliuose. Nes, mes esam tie, kurie galim padėti žmonėms, o jeigu galim padėti, ir privalom padėti. Būsimieji medžio meistrai Aukštaitijos profesinio rengimo centre dirba su itin unikaliu projektu. Jau netrukus visi norintys mokyklos bendruomenės nariai atsipalaiduos ir organizmą pastiprins gyvoje terapinėje erdvėje. Ir mokiniam, ir kolektyvui, ir svečiam, kurie karts nuo karto užplūsta mūsų mokyklą. Tai tiesiog bitė sugeba atstatyti žmogui pažeistus biolaukus, reguliuoti, sustiprinti nervų sistemą, endokrininę sistemą, gerina kraujotaką.
padeda pagydyti įvairias kvėpavimo ligas, problemas susijusias su širdimi ir daug įvairių dar kitų problemų sprendžia. Štai toks nedidelis namukas, kuriam įkurdinsim bites ir bitučių pagalba padėsim atsipalaiduoti, nusiraminti, subalansuoti mintis ir emocijas. Tiesiog bus įkurdinta 6 bičių šeimos, bus suformuoti specialiai 2 gultai šiam namelyje ir tos bičių šeimos tiesiog gyvens, dirbs kaip įprastai, rinks nektarą, žiedadulkes, brandins medų. Žodžiu, viskas vyks kaip eilinę dieną bitutėm, o čia užėjęs žmogus galės gauti tam tikrą biolaukų ir šilumos tokį relaksaciją. Anot profesijos mokytojos Ramunės Šimėnienės, tokios terapijos nereikia bijoti. Tiesiogiai su bitėmis kontakto nebus. Tad aromaterapija, vabzdžių sparnelių keliama vibracija, tarsi masažu ir bitučių kaupiama šiluma bus galima mėgautis saugiai. Atviro kontakto žmogus su pačiomis bitėmis neturės. Jisai tiesiog namelyje galės pailsėti ant specialiai sukonstruoto gulto ir jaus malonę šilumą, kadangi avily temperatūra būna maždaug 36-37 laipsniai. Taip pat bitės sugeba savo biolaukais stimuliuoti žmogaus organizmą ir taip pat jaus įvairią aromaterapiją priklausomai nuo, kaip sakant, to meto, kada žmogus lankysis. Ar tai, sakykime, sunešto medaus kvapas, žiedadulkių įvairių, propolį tą patį. Žemės ūkyje tai radom priekabą, nupirkom kažkiek tai medienos, na ir bandysim padaryti ir tuo galės pasinaudoti mūsų žmonės, mūsų dirbantys žmonės. Na ir jeigu matysim, kad viskas gerai, kadangi žemės ūkis mes laikome 25 šeimas bičių, tai jeigu matysim, kad viskas gerai, tai gal ir iš šalies vieną kitą bandysim pagydyti, nuraminti ir panašiai. Tai va toks mūsų noras yra. Ir mes suprantam, na ir tai naujovė galbūt, aš nesakyčiau, kad jau jinai grinai tokia šviežia Lietuvoje. Bet pagal šį variantą mes truputėlį iš ukrainiečių patirties tą turime. Ir matyt, Ramunė pasakojo, kad yra reikalinga. Na ir tą bandysim pritaikyti savo mokyklos mokomajam ūkyje. Tarsi terapija, savo pasirinktą profesiją vadina ir Gabija, tik ji mokosi ne Alantoje, o profesinio rengimo centro filiale Anykščiuose ir yra nusprendusi tapti virėja. Mergina teigia, kad gyvenant netoliese, mokytis Anykščių mieste yra labai patogu, juolab, kad čia įgyjami įgūdžiai nepriekaištingi. Netoli gyvenu nuo profkės, tai tiesiog ir pasirinkau šitą profesinę mokyklą. Čia su specialybės mokytoja visokias sriubas darom, tada bandeles darom, kepsnius darom. Tai gal labiau man sekasi prie bandelių, kaip desertas. Sriubas irgi visai nieko. Buvau nusifotkinus kelis receptus, tai namuose irgi mėginau gaminti. Tai visai gerai paėjo. Anykščių miestas siekia turizmo statuso ir tas yra aktualu, nes vasaros metu, ypatingai net tie, kurie mokosi ir čia Alunto Anykštėnai, vasaros metu jau nuo gegužės mėnesio, birželio, jau jie dega noru dirbti ir įmonės su malonumu tai atsiliepia, priima juos. Kitas klausimas, net ir šiandien skambutis iš Skemonių, reikia padavėjų, reikia barmenų ir va tos profesijos, kurios kasdienybėje atrodo tokios nėra labai reikšmingos, bet jos reikalingos. Na ir matyt, kad ir artėja mokslo metų į pabaigą, modulius lankę moksleiviai gauna pažymėjimus. Tai jau gavę pažymėjimą, jie ir įgūdžių turi, ir turi galimybę vėlgi įsidarbinti.
Centro mokinių amžiaus vidurkį viršijantis Vytautas Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filialą pasirinko bemaž dėl to, kad turėjo laisvo laiko. Tačiau tuo pačiu, netokia jau dažna rinkoje vyro pasirinkta profesija netrukus atvers daug galimybių. Vytautas nusprendė tapti diplomuotu ir kvalifikuotu apsaugos darbuotoju. Tas ginklas gali būti panaudotas, vėl nežinau, gal ir greitai, kada turėsi tą ginklą. Gal ir nereiks jo naudok, daug dievė, bet tos žinios pravers bet kada. Ta profesija yra tikrai, aš skaitau, kad gera. Plius galimybės didelės ir apsaugos darbuotojų, ir inkasatorium, ir objektų saugojimas, ir plius, faktiškai viskas. Gerėjant mūsų socialiniai geroviai, apsaugos darbuotojo specialybė yra reikalinga. Tikrai reikalinga tiek saugant įvairius objektus, renginius, lydint turtą, tikrai reikalinga. Ir sakau, būtent ir populiari tarp jaunimo tarpo, jaunimas nori išmokti valdyti, sužinoti, kas per ginklas, kaip jį saugiai valdyti, kaip su juo saugiai elgtis. Tam tikrai reikalavimai ir įstatymo žinojimai yra būtini. Saugos tarnybos tikrai kreipiasi, nori, pačios ir dalyvauja ir suinteresuoti, kad jų būtų darbuotojai profesionalūs ir kuo daugiau patobulėja. Šitoj patalpoj yra ruošiami būsimieji apsaugos darbuotojai. Tai vienas iš prioritėtų apsaugos darbuotojas turi mokėti valdyti ginklą ekstremaliom situacijom. Tai būtent čia jie ruošiami saugiai, tinkamai, laiku, būtinai vietai panaudoti išskirtiniu atveju, pabrėžia, kraštutiniu atveju šaunamąjį ginklą. Įgiję apsaugos darbuotojo kvalifikaciją, Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filialo absolventai dirba apsaugininkais, vykdant individualią veiklą, taip pat apsaugos darbuotojais, kuomet yra įdarbinami apsaugos tarnybų. Tačiau ši profesija iš mokinių reikalauja ir tam tikrų asmeninių savybių. Apsaugos darbuotojai reikia mokėti bendrauti, išklausyti ir susivaldyti. Tokie, sakykime, dalykai, tiek, sakykime, psichologijos pagrindai reikalingi. Taip pat, kad ir tos, vadinkime, apsaugos darbuotojas be ginklo gali dar turėti ir kraštutinį atveju panaudoti specialių priemonių išmanymas. Būtent yra žmonėm, kas domina ir jie kartais suvokia, kad nežinojom, kad taip galima. O būtent tas apsaugos darbuotojas yra paremtas apsaugos asmens ir turto saugos įstatymą, nes apsaugos darbuotojas turi išmanyti šį įstatymą puikiai, kuriame išdėstyta jo teisės ir pareigos. Būtent net visuomenė plačiai tada sužino, kad apsauga yra visur ir visada laukiama reikalinga. Rokui Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filialo suteikiamos galimybės mokytis tapo puikia proga išnaudoti susiklosčiusią sudėtingą situaciją. Vyras, dėl sveikatos būklės sumažinęs darbo krūvį, nusprendė čia mokytis ir įgyti naują. Kiekvienam žmogui labai pravarčia elektriko profesija, juk daugelis iš mūsų šiuo metu be jos neapsieina dažnai nė valandos. Aš po išvaržos operacijos esu. Turiu metam dalyvumo apribojimus, negaliu nieko fiziškai labai rimto dirbti, todėl nusprendžiau šitą laiką, sakyčiau, gerai išnaudoti ir kreipiausi į darbo biržą su mintim, kad eiti pasimokyti. Turėjau arba slaugytojo minčių, arba elektriko, bet slaugytojo visgi reikia vis tiek ten ir pakelti, ir pastumti. Tikrai aš nesu kažkoks, kuris turėjau labai daug žinių iki tol, mokėjau rozetę pajungti, principė daugiau nieko. Mūsų programa elektrika iki 1000 voltų. Mes, pradedam nuo tų bazinių žinių, stengiamės ir saugos taisyklių nepamiršti, kadangi tai specialybė yra pakankamai ir pavojinga, tai neignoruojam ir tų dalykų. Ir kiek įmanoma stengiamės, kad, išėję mokėtų dirbti teisingai ir atsakingai. Ir tada jau ateis tas tikrasis rezultatas, ko pasekoje. Džiaugsis visi, ir darbdavys, ir darbuotojas. Stengiamės dėti daugiau dėmesio į praktinį mokymą,
ne vien į teoriją, nes, neslėpkim, ta prasme, visi čia atėję į klasę nori daugiau praktinių įgūdžių gauti negu vien teoriją. Tai turim partnerius, kreipiasi pas mus Anykščių energetinė statyba ir yra išėję keletą žmonių ir į praktiką. Kaip jiem ten seksis, nežinau, liks ar neliks, bet kol kas tai tikrai paklausa yra, visą laiką klausia ir iš kitų įmonių, gal ne kiek partneriai, bet kiek tiesiog klausia specialistų, ar yra pas jūs, tai vat, ką galim, tą pasiūlom, suvedama jau jie ten paskui tarpusavį atsirenka, kas kam tinka, kas patinka. Laukiam iš visos Lietuvos, yra besimokančių net iš Plungės, Žemaitijos yra besimokančių iš Mažeikių, pasitaiko vienas kitas, o šiaip ir iš Vilkaviškio, ir iš Marijampolės. Žinoma, vienus susieja tai giminystės ryšiai, tada per giminės, kitus sieja galbūt profesijos, trečius sieja ryšys pažinti Lietuvą. O kadangi yra bendrabučiai ir šiuo metu turime galimybę bendrabutyje, kiekvienas gali gyventi netgi vienas kambaryje, tai jis jau savo kambario šeimininkas ir padėtis tokia, kad tai truputėlį nebevaržo, o atlaisvina jo galimybės apsigyvenus ir siekti ir sporto rezultatų, ir siekti kitų meistriškumo, konkursų ir panašiai. Įgytus įgūdžius būsimasis elektrikas Rokas planuoja pritaikyti buities darbuose, kol kas verslo ar karjeros elektros rinkoje neplanuoja. Tačiau turėti tokios profesijos žinių, sako, yra vertinga. Jam antrina taip pat žinių šioje srityje anksčiau beveik neturėjęs Arminas, kuris jau netrukus galės vadintis tikru specialistu. Su elektra iš vis nebendravau, nei jokios lemputės esu prisiūkęs, iš vis nieko. Tai, sakau, pabandysiu. Po kariuomenės nelabai kažkų planavau, sakau, stosiu, gal kažkuo taip su kūryba kažką, bet taip gavos, kad nepavyko vienu dalyku, tai, sakau, pabandyti elektrikų ir užkabino. Iš tikrųjų labai patiko, buvau, kad iš vis netrauks, bet užkabino tikrai. O sunkiai ar ne? Ne, nėra sunkiai. Buvau, kad bus sunkiau. Pakankamai motyvuoti žmonės renkasi šitą specialybę ir dažniausiai visų tas pagrindinis motyvas tai yra pakankamai didelė paklausa rinkoje, galima tikrai rasti neblogą darbą už tikrai konkurencingą atlygį. Tai todėl atvažiuoja ir iš kitų rajonų pas mus mokytis pasirenkamus. Tai va, džiaugiamės dėl to ir stengiamės pasiekti kiek įmanoma geresnių rezultatų pagal kiekvieną žmogaus individualiai. Tiek, kiek jis nori, ta prasme, tai stengiamės dirbti, kiek žmogui įdomu, tai va, gilinamės, kad išėjęs į darbo rinką, jisai galėtų kuo laisviau ten adaptuotis ir dirbti šitą darbą. Gal daugiau pas mus ateina vyresnieji, norintys gal labiau pakeisti specialybę, kažkas ateina norintis išmokti tam tikrų automatikos dalykų, daug ateina norinčių savo ūkyje kažką išmokti pasidaryti patiems, nes vis tiek tai yra smagu, kai gali pats daugiau kažką padaryti. Tai vat, jaunimas ateina su ta mintim, kad iš tikrųjų integruotis į tą darbo rinką, nes realiai specialybė naudinga ir paklausi šiai dienai. Nuolat stebinanti naujovėmis ir technologijomis, į kurią žinių semtis atvyksta net ilgamečiai specialistai, o joje dirba noriai patirtimi besidalijantis tikri savųjų sričių meistrai. Skamba per gerai, kad būtų tiesa. Įsitikinkite patys ir pradėkite pirmus tvirtus žingsnius svajonių link Alantos profesinio rengimo centre.